Labas, labas. Čia aš, Marius Germanas, santykių mentorius ir LDK Global Hangoutas temoje laimingų santykių pagrindas. Kodėl sugalvojau šiandien pakalbėti šią temą? Daug klientų kreipiasi su tam tikrais iššūkiais, tam tikrom problemom ir šiaip bendraujant su žmonėm, kas susiduria su santykių iššūkiais, nesupranta, kodėl jų partneris ar partnerė elgesi būtent taip, kaip elgesi. Kodėl jie pyksta ant savo partnerio, iš kur kyla pyktis, kodėl, pavyzdžiui, partneris jūsų negirdi, kodėl nesikalba su jumis, kaip su juo reikia kalbėtis, kodėl būtent gauname tokius partnerius, kuriuos gauname, kur pradžioje atrodo viskas gražu, švelnu ir minkšta, o po kiek laiko pamatom, kad nei gražu, nei švelnu, nei minkšta. Kodėl vis kartojasi tam tikri ciklai, kurie neleidžia sukurti laimingų santykių. Ir visą tai šiandien vakare, šiandien mano webinare aptarsiu, iš kur kyla, kaip kyla ir kaip galima su tuo susitvarkyti, norint turėti laimingus santykius. Laimingų santykių pagrindas yra darbas su vaikystės traumomis. Dažnai mėgstu sakyti, kad tai yra arba prakeikimas, arba palaiminimas, priklausomai nuo to, kaip mes tai pažiūrėsim, kokioje šeimoje užaugom. Ar mes matėme, kaip tėvai gražiai elgėsi vienas su kitu, ar mes matėme, kaip tėvai negražiai elgėsi su kitu, ar mes matėm savo tėtį ar mamą girtaujančius, smurtaujančius, ar mes matėm, kaip jie vienas kitą myli, kaip jie elgėsi su mumis, kaip jie rodė mums meilę, nuo to ir priklauso laimingų santykių pagrindas. Panagrinėkime truputį giliau. Webinare kalbėsiu apie savo klientės istoriją, kas nulėmė, kokį partnerį pritraukiame, kodėl partnerio keitimas nieko nekeičia, kodėl svarbu darbas su vaikystės traumomis, ką daryti, kad būtų kitaip, ir gale webinaro bus dovana tiems, kurie išklausys iki galo. Todėl žiūrėkit, komentuokit, klauskit, dalinkite su žmonėmis, kam tai gali būti naudinga. Prieš pradedant, žmonėms, kurie pirmą kartą mane mato, girdi, tiesiog pristatysiu, kas aš toks ir kodėl verta klausytis. Aš esu tėtis ir sūnus, mokinys ir mokytojas, santykių mentorius, LDK Global bendrai įkūrėjas, mokinausi iš tokių žmonių kaip dr. Žužana Feičak, Karolis Stasiūnas, dr. John DeMartini, Neo Ross, Peter Sage, Martynas Driukas, Donatas Kantakevičius ir svarbiausia iš savo patirties. Nes prieš kokius 5-6 metus, tai yra 2018-2019 metais, man psichologai, kaučeriai atrodė nesuprantamas dalykas, kam jų reikia, ką jie daro, toks pinigų metimas į balą. Tačiau susidūrus su skyrybomis po 14 metų, supratau, dėl ko tie žmonės daro tai, ką daro ir dėl ko yra svarbi ši profesija tam, kad susitvarkytume su savo vidiniais šešėliais. Klientės istorija. Jauna moteris kreipėsi tokią užklausą. Kaltė ir pyktis ją gąsdino. Vyrui užsiminus apie atostogas pajautė, kad jų nebus, jeigu nieko nedarys. Bijojo, kad neliks šeimos. Dar viena dažnai pasitaikanti baimė, kurią turėjo šį klientį, yra nesu dirbusiu vyru, nežinau, kaip čia gausis. Yra baimė atsiverti ir kad nieko nepavyks. Tai šičia ir yra jau pirmieji įsitikinimai, kurie parodo, koks yra moters požiūris į vyrus, koks yra moters požiūris į priešingą lytį. Lygiai tas pats galioja ir vyrams. Tai reiškia, jeigu yra baimė atsiverti, tu lygiai tiek pat bijos atsiverti ir savo vyrui, tiek pat bijos atsiverti savo tėčiui ir artimai aplinkai. Todėl ir pradeda kilti problemos. Kaip mums sekėsi dirbti ir koks buvo paskutinis atsiliepimas, webinaro pabaigoje. Kas nulėmė, kokį partnerį pritraukiame? Vaikas iki 7 metų yra kaip kempinė, kuris geria informaciją. Klientės atveju ji turėjo išmokti rėkti, verkti, drepsėti tam, kad tėtis ją pamatytų. Ji taip suprato meilę ir susirado vyrą, kuriam reikia rėkti, verkti ir drepsėti tam, kad jisai parodytų meilę, tam, kad ji būtų pamatyta, išgirsta, tam, kad ji jaustųsi mylima. Nes tokią formą gaudavo meilę iš savo tėčio. Ji išmoko prisitaikyti ir nuneigti savo poreikius vien tam, kad pasijaustų priimta, mylima ir tai blokuoja saviraišką ir kūrybą. Ką tai reiškia? Mes negalime sau leisti savo gyvenime būti savimi, mes priprantame prisitaikyti prie kitų žmonių, būti patogus, atliepti jų poreikius, o savo poreikius pastatyti į paskutinę vietą.
kas anksčiau ar vėliau priveda prie didelių problemų. Tai yra tik laiko klausimas, kada bus problemos, jeigu mes save statome paskutinėje vietoje savo gyvenime. Jeigu šeimoje mama vadovas, o tėtis tik atlikinėja mamos nurodymus, tuomet partneris anksčiau ar vėliau paklus merginos nurodinėjimams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu augant mergina matė, kaip mama reguliuoja tėčių, ką jis turi daryti, kaip jis turi dirbti ar nedirbti, ką turi valgyti, kur važiuos savaitgalį, kur nevažiuos, tai yra tik laiko klausimas, kol jos partneris taip pat pradės klausyti, ką jis turi daryti, kaip daryti, jis nustos galvoti ir tiesiog pasiduos merginos valiai. Tai nei gerai, nei blogai, tačiau dažniausiai porose, jeigu vyras pameta savo tikslus ir kryptį, link kur jis eina, jis pasidaro moteriai nebeįdomus. Čia yra labai iš tikrųjų įdomus paradoksas, kad moterims atrodo, kad jeigu jie gautų vyrą, kuris viską darytų kaip jos nori, jos būtų laimingos. Dar nesu matęs, aš asmeniškai savo patirtį, kad vyras, kuris daro viską dėl moters laimės, kad ta moteris būtų laiminga ir kad vyras būtų laimingas. Kodėl? Todėl, kad 80% iš 100, tai yra 8 poros iš 10, vyras turi vesti, vyras turi rodyti ilgai tikslus, kryptį, o moteris turi treniruoti vyrą taip, kad jisai užaugtų žmogumi, kuris yra vertas to tikslo. Ir kai vyksta sinergija tarp vyro ir moters, dangus ne riba. Kodėl partnerio keitimas nieko nekeičia? Pavyzdžiui, tėtis labai gėrė ir mergina nusprendė niekuomet neturėti tokio vyro. Tai 9 iš 10 atvejų gaus būtent tokį. Kodėl? Pasąmoningai siunčiamas baimės signalas pritrauks tokį žmogų tam, kad mergina galėtų pamilti tą tėčio savybę ir suvokti, kaip tai jai tarnavo iki šiol. Kaip pasąmoningai yra išjaučiamas dėkingumas dėl to, kad tėtis gėrė, kaip tai pasitarnavo, tuomet realybė ima žaibiškai keistis. Tai yra skirtingi įrankiai, kaip grįžti į tuos įvykius, kaip galima ar išjausti, ar tiesiog, sakykime, įvykį matom labai neigiamai, tai reikia pamatyti lygiai tiek pat teigiamai, tam, kad išbalansuoti mūsų matymą, mūsų energiją ir tuomet visa kita pradeda natūraliai keistis. Pavyzdžiui, berniukui vaikystėje mama pažadėjo praleisti su juo laiko, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių to nepadarė. Jeigu berniukas iki 7 metų pasijauti išduotas, tuomet jis pritrauks tokias partnerės, kurios jį išdavinės, iki tol, kol jis neišsispręs savo vaikystės traumų. Ką tai reiškia? Pasąmoningai siunčiamas baimės signalas yra daug stipresnis už tai, ką mes galime logiškai sugalvoti. Ir visata Dievas žino, ką mums turi duoti tam, kad mes augtume. Tam, kad mes augtume, yra reikalingi iššūkiai, pamokos ir būti lankščiam, gebėti priimti kitokią perspektyvą, negu kažkada tikėjom. Išvada. Jei kas netiki, kad partnerio keitimas nieko nekeičia, eksperimentuokite, keiskite partnerius, patirkite, o tuomet galėsim padiskutuoti. Aš nesakau, kad kiekvienas partnerio pakeitimas visiškai nieko nekeičia. Tačiau jeigu su partneriu būnant neatlikote jokio vidinio darbo, nedirbot su savimi, nestebėjot, iš kur kyla trigeriai, kas jūs nervina, kas jūs erzina, kas jūs pykdo, kas kelia pyktį, neapykantą, tuomet pritrauksite tokį patį žmogų ir tuomet užtruksit panašiai nuo 3 iki 6 mėnesių, kol jūs pamatysite tą pačią savybę, ką turėjo jūsų paskutinis partneris, tam, kad jūs galėtumėte su tuo dirbti ir išmokti savo pamokas, patirti savo patirtis. Kodėl yra svarbus darbas su vaikystės traumomis? Laimingų santykių pagrindas. Poroje visuomet yra priešingi poliai. Tai sakykime, kaip matot, viduryje yra pavaizduotas žalias pagaliukas. Ir čia jau būtų toks kaip pora ilguoju laikotarpiu, jų širdys yra viena prie kitos, jie žino, kaip bendrauti su vienu kitu, jie žino, kaip reaguoti į tam tikrus dalykus ir tai yra sveiki santykiai. Tam, kad būtų sveiki santykiai, mes vaikystėje turėjome matyti tobulą pavyzdį, kas tikrai retų atveju pas mus pasitaikė. Ta prasme, 8 iš 10 vaikų dažniausiai turėjo kažkokias patirtis, skaudžias patirtis savo vaikystėje, tai nereiškia, kad tai yra blogai, tai tiesiog reiškia, kad jie turėjo turėti būtent tokias patirtis, kad būtų tokie tobuli žmonės, kokie yra dabar. Ir tam, kad mes būtume viduryje, tai reiškia, kad abu žmonės būtų kuo arčiau viduriuko, jie turi atlikinėti darbą su savo vidiniais šešėliais. Tai
Jeigu, sakykime, vienas žmogus patyrė išdavystę vaikystėje iš savo tėčio ar mamos, jis lygiai taip pat pritrauks partnerę, kuri jį išdavinės tam, kad jisai patirtų priėmimą, meilę ir dėkingumą už tą išdavystę. Nes jinai turėjo įvykti, kad žmogus susiformuotų būtent toks išskirtinis, tobulas, unikalus su savo patirtimis. Tokie dalykai nevyksta tam, kad mūsų naikinti. Tačiau mes dažnai su savo ribotu planu, atsiprašau, dažnai su savo ribotu protu, bandydami paaiškinti dieviškąjį planą, mes matome vienas situacijas gerom, kitas situacijos blogom. Aš asmeniškai dirbu su Dr. John DeMartini įrankiais, kuriais mes galim pamatyti bet kokią situaciją ir per pliuso, ir per minuso prizmę. Pavyzdžiui, konkretus atvejis buvo nuėjusi vaikystė, merginai labai spaudė kaklą, žandikaulį ir nuėjom į vaikystės prisiminimus. Ji prisiminė, kaip tėtis ją laikė už gerklės, pakėlus ją į orą ir trankė ją į pilvą. Jai buvo 3 metukai. Automatiškai tas įvykis, jis negalėjo būti matomas kaip geras. Tas įvykis kontroliavo ją visą gyvenimą iki tol, kol nebuvo pradirbta, iki tol, kol tai nebuvo integruota, subalansuota, išjausta ar kažkaip kitaip pajudėti į priekį. Tai dabar va šito raudoni pagaliukai ką simbolizuoja. Tai sakykime, jeigu žmonės labai toli nuo to centro, vaikystėje patyrė smurtą, alkoholį, nepatyrė jokios meilės, tai bus vis daugiau to vidinio darbo tam, kad patirti laimingus santykius, užpildančius santykius. Ir santykiai nėra kažkoks galutinė statelė. Santykiai yra gyvas organizmas, kuris auga priklausomai nuo to, kiek du žmonės yra linkę dalintis savo vaisiais, kiek du žmonės yra linkę investuoti į save ir tais vaisiais, kurie užauga, dalinti su savo partneriu. Todėl partnerio niekuomet nepavyks pakeisti, tačiau visuomet galima pakeisti savo reakcijas į partnerio elgesį ir taip pagerinti savo santykius. Tai jeigu pasižiūrėjus kairiai pusiai, tai gautume partneris būtų šnekutis, energijos bomba, žemiškas, priešiškas. Reiškia žemiškas, tai yra jam svarbu yra pinigai, materija, namas, butas, verslas. Priešiškas, kad yra užsispyrę. Žmogus žino, kur eina, kodėl eina, turi savo tikslą ir jam neįdomu, kas vyksta aplink. Ir šiausiai toks žmogus gaus partnerę, kuri yra tyli, rami, kosmonautė, kuriai rūpi energijos, dvasios, anapusinis pasaulis ir yra prisitaikanti tam, kad šeimoje būtų 100% balansas. Tęsiant klientės istoriją, ji kreipėsi dėl santykio su vyru, tačiau pradėjus dirbti paaiškėjo, kad yra daug daugiau. Ji susitvarkė santykių su tėčiu, susitvarkė santykių su mama ir tuomet pradėjome dirbti ties santykių su vyru. Gale pristatymo parodysiu jos paskutinius atsiliepimus ir kaip ji jaučiasi praėjus kursą su manimi. Tai trumpai perskaitysiu pirmą pastraipą ir paskutinę. Prieš sutikdama Marių jau buvau pradėjus savęs pažinimo kelionę. Kai mintyse begalės klausimai, kodėl taip ar anaip gyvenime. Kodėl santykiai su artimaisiais griūva, gyja tavo artimieji, noriu kitaip, šiltų santykių. O supratusi, kad neleidžiu savo jausti, nei verkti, nei juoktis, tik pyktis visiems ir viskam, vėliau kaltė. Ir tas pyktis valdė mane, buvo nesmagu būti savo kūne nuo to nuolatinio pykčio. Ir dabar paskutinė pastraipa, tai čia paskutinis jos atsiliepimas. Savo tamsą transformavau į stiprybę, daugiau niekas manęs nepastumdys. Išmokau brėžti ribas, išmokau pasakyti ne, išmokau gerbti save ir kitus, kurti savo laimę. Savirealizacija man yra labai svarbu, bet pasiekti neturėjau jėgų ir nesupratau kodėl. O tai buvo dar vienas stiprus trigeris. Dabar einu savo tikslų link. Vėlgi Mariaus dėka. Turėjau išspręsti santykius, kad galėčiau judėti link karjeros. Begalinis dėkingumas savo, kad klausau savo širdies, o klausydama jos gaunu žmonės, kurie taip pat iš širdies nori padėti, išspręsti, suprasti ir palaikyti, kad gyvenime gali būti kitaip, taip kaip noris, be kalties, be gėdos, be pykčio. Ačiū tau, Mariu, jog sustiprinai mano ryšį su mano širdimi, nes dabar einu link savo išsvajoto gyvenimo. Čia noriu tiesiog papildyti, kiekvienas klientas nueina tiek, kiek jis yra pasiruošęs nueiti. Klientė tikrai supranta, kad jinai turi būti pirmiausia dėkinga savo,
nes, vat, kaip ir mini, begalinis dėkingumas savo, nes aš tik parodau kelią, tačiau kelią turi nueiti kiekvienas savo, tam, kad pasiektų kiekvienas savo rezultatą. Todėl mano sesijos nėra pastatytos pagal kažkokią programą, tai eina visiškai natūraliai, tai reiškia, žmogus ateina į pirmą sesiją, mes įsivardinam, kur jis yra, kaip jisai jaučiasi ir ko jisai nori pasiekti darbo su manimi metu. Pavyzdžiui, buvo variantas su vienu klientu, atėjo po skyrybų, po 6 metų ir kaip įsivardino, sako, visiškai šūdo krūvą, nesinori gyventi. Ok, o ko norėtum, vat, koks rezultatas tau būtų patenkinamas, kas tau būtų va toks čia, va noriu čia nukeliauti. Jisai įsivardino taip, kad per 3 mėnesius nori drąsiai, užtikrintai, su pagarba ir ramybė bendrauti su savo eks, žiūrėdamas jai į akis, tam, kad nebeliktų kaltės, gėdos, baimės, tam, kad tas įvykis, skyrybos, jo nebekontroliuotų ir jis galėtų toliau laimingai tęsti savo gyvenimą. Tai mes tai pasiekėm truputį greičiau, tačiau jau po 4 sesijų puikiai prisimenu jo reakciją, kai jisai pamatė, kaip jis buvo įsivardinęs ir per 4 sesijas perskaitėm jo pradinį tašką, jis pats nusijuokė ir buvo labai smagu matyti tą pokytį, kuris taip greitai įvyko. Dabar apie dovanas. 50 eurų vertės įvadinę sesiją padovanosiu žmogui, kuris pasidalins šio video pas save Facebook profilyje ir patagins mane. Facebookas mano yra Marius Germanas. Pataginkit, pasidalinkit ir tada mėnesio galiai išrinksiu vieną laimėtoją, kuris gaus įvadinę sesiją su manimi, su nugalėtoju, susisieksiu asmeniškai. Dėkoju visiems, kad žiūrėjote. Čia galite mane surasti. Tai yra Facebookas Marius Germanas arba puslapis Marius Germanas LT. Dar Facebook'e yra LDK asmeninio tobulėjimo bendruomenė, kur dalinamės informaciją apie saviugdą, turime nemokamų įrankių, turime video, turime žmonės, kurie komentuoja ir atsako jūsų klausimus. Taip pat komentuoju ir aš, ir Karolis Stasiūnas, kuris yra LDK bendraįkūrėjas, mano brolis, kolega, su kuriuo kartu dirbome. Dėkoju už jūsų dėmesį, mylėkit ir mylėkitės. Viso.